Lizingas. Tai finansavimo forma, leidžianti naudotis turtu jį išsimokėtinai, nepatiriant didelės vienkartinės išlaidų sumos. Šis sprendimas plačiai taikomas tiek versle, tiek asmeniniuose finansuose, ypač įsigijant transporto priemonės, įrangą ar kitą ilgalaikį turtą. Lizingo esmė - turto naudojimas iš karto, o atsiskaitimas už jį vyksta per nustatytą laikotarpį, mokant reguliarias įmokas. Dažniausiai lizingo pabaigoje numatoma turto išpirkimo įsipareigojimas arba galimybė, kai veiklos nuomos atveju sąlygos dažniausiai yra lankstesnės. Vienas svarbiausių lizingo privalumų - vietoje didelės pradinės investicijos - lėšos paskirstamos per laiką, todėl išsaugomas likvidumas ir lengviau planuojami pinigų srautai. Žinoma, teoriškai galima tiesiog paimti paskolą ir pirkti norimą turtą, tačiau lizingo atveju turtas iki pilno išpirkimo lieka kreditoriaus nuosavybėje, todėl lizingo paskolos sąlygos dažniausiai būna geresnės nei paprasto kredito, ypač fizinių asmenų atveju. Iš kitos pusės, atitinkamai reikalingi turto draudimai, priežiūra, administravimas ir kiti elementai, kurie sukuria savo kaštus. Verslui lizingas suteikia galimybę naudotis naujesniu ir efektyvesniu turtu, o privatiems asmenims - patogumą ir saugumą. Vis dėlto svarbu įvertinti bendrą įsipareigojimų kainą ir sutarties sąlygas.